Reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu, kad nestovėtų tamsybėse. Taip apie gyvenimą kalbėjo žymiausias Lietuvos dailininkas ir kompozitorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Su legendinio kūrėjo gimimu Lietuvoje tobulėjo profesionali muzika ir moderni simbolizmo tapyba. Per visą Lietuvą šiandien driekėsi nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kelias. Jo ištakos prasidėjo tarp gimtinės Senojoje Varėnoje ir Druskininkų. Menininko vaikystės metais taipogi populiaraus kurorto. Su šeimos židinio jaukumu, apylinkių gamtos grožiu, žmonių padavimai susiję ankstyviausi, ryškiausi unikalaus dailininko ir kompozitoriaus įspūdžiai. Čia tekėjo našiausios jo kūrybinės valandos. Gabaus vargonininko sūnaus pirštai jau nuo 5 metų lakstė klavišais. Tačiau kas žino, kai būtų susiklostęs jo gyvenimas, jei ne gydytojo Juozapo Markevičiaus rekomendacija kunigaikščiui Mykolui Oginskiui. Talentingam vaikui būtina suteikti deramą išsilavinimą. Nuo tada prasidėjo ilgos kastuko kelionės brikelėmis, traukiniais, didmiesčiuose, arklių tramvajais. Pirmiausiai į Plungę, mokytis griežti fleita kunigaikščio įkurtoje muzikos mokykloje, o tapus jo rūmų orkestrantu riedėti į koncertus prie senojo Gondingos piliakalnio, į Bogdano, Oginskio rūmus Rietave, į Palangą, į Rygą. Žemaitijoje viešai nuskambėjo Mikalojaus Konstantino muzikinė premjera, kompozicija skirta globėjui. Mecenatui remiant, Plungėje vėrėsi aukštojo mokslo galimybės, prasidėjo studijos Varšuvoje, vėliau Leipcige. Kelionės motyvas vienas dažniausių menininko kūryboje. Dar vaikas būdamas norėjo turėti savo laisvę. Besirdamas skalbtuve vos nenuskendo Druskonio ežere. Būdamas brandus jaunuolis pasigamino laivelį, kuriuo išplaukė su broliais Nemunu, kad nugabentų Jurbarko bažnyčios klebono užsakytą savo šventąjį roką. Laivui neatlaikius sraunaus Nemuno slenksčių ties Rumšiškėmis, nuo Kauno kelionę su paveikslu teko tęsti sausuma. Čiurlionio kūrybos kelias atnešė apie 400 muzikos kūrinių, tarp jų 2 stambes simfoninės poemas, uvertiūrą, kantatą chorui ir orkestrui, 2 sonatas ir kelis variacijų ciklus fortepijonui, styginių kvartetą, kūrinius chorui bei daugybę fortepijoninių opusų. Vos 6 metus trukęs dailininko kelias dovanojo daugiau nei 300 paveikslų, grafikos darbų. Palikta ryškių literatūros ir poezijos kūrinių, reikštasi publicistikoje, eksperimentuota meninėje fotografijoje. Didžiąją metų dalį aktyviai darbavosi Vilniuje. Dalyvavo steigiant ir puoselėjant draugijas, kėlė lietuvių chorinės kultūros lygį, rengė lietuvių dailės parodas, dalyvavo koncertuose, netgi rečitaliuose. Nuo scenos skambėjo jo kantata, preliudai, liaudies dainų išdailos ir fortepijoninės variacijos. Tais metais į pasaulį įžvelgė su ypatinga nuostaba, mat išgyveno svaiginančią meilę. Pro auštančią Vilniaus panoramą stebėta su mylimąja Sofija nuo Gedimino kalno, vaizduotės akimis skriejo iki pat Baltijos, ties kuria skleidėsi horizontas, o anapus jo švytėjo begalybė.
Kaunas svarbiausias menininko kūrybinio palikimo miestas. Čia rengė antrosios lietuvių dailės parodos, kurios kuratoriumi buvo ekspozicija. Kaunas simboliškai tapo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslų uostu. Šiandien beveik visą menininko dailės kolekciją galima pamatyti nacionalinėme Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje. 1908-aisiais pasiekęs kūrybinį apogėjų, menininkas apkeliavo visą Lietuvą. Vasarojo Druskininkuose, Palangoje, lankėsi būsimoje Uošvijoje Plungėje, Kuliuose, kabino paveikslus ir koncertavo Kaune. Daug stebuklų yra pasaulyje, tik ne visiems jie prieinami. Vieniems dėl to, kad jų negirdi ir nemato, kitiems dėl to, kad jų nesupranta. Šie Čiurlionio pamąstymai tai įrodymas, koks įžvalgus, jautrus ir atidus pasaulį supančioms detalėms buvo šis kūrėjas. Ilgai aš į juos žiūrėjau ir baisiai pasilgau pievos, medžių, žalumos. Žinai, tokios gegužės žalumos. Savo kurtoje pasakoje seka menininkas. Gamta ir kultūra, miškai ir miestas – tai, kas įkvėpė Čiurlionį kūrybai. Meilė Sofijai, žvelgimas į gyvenimą viena kryptimi, smalsumas, troškimas vieną kitą suprasti, pažinti, pagimdė brandžiausius kūrybos vaisius. Ar gali būti, kas gražiau už santuoką įprasmintą tyrą dviejų žmonių meilę? Kukli ir nuoširdi santuokos pradžia, nepaprastos meilės vienas kitam įrodymas. Kaip sakė Čiurlionis, meilė tai akimirka, švystelėjanti visų saulių ir žvaigždžių visatos spindėjimu. Iškilo man atmintyje kelionė iš anos mūsų iškylos. Ilgesingai rašė Čiurlionis. Tokiais momentais gera užsimiršti, iš kur ir kur eini, kuo tu vardu, ir visą regėti naujagimio žvilgsniu. Kad taip galima būtų gyventi nuolat plačiai atmerktomis akimis viskam, kas gražu. Nebent vien kelionė maždaug dovanoja tokį gyvenimą. Nežinau, kur dingsta laikas. Viskas kažkur dingsta, o aš sau keliauju tolimais horizontais savo išsvajotojo pasaulio, kuris gal ir dyvinas kiek yra, bet gera man jame. Taip kalbėjo Čiurlionis, kurio gyvenimo vingiai, gilūs muzikos ir dailės atradimai atvėrė vartus į pasaulinį pripažinimą. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir jo palikti darbai mums ryškiausias pėdsakas Lietuvos kultūroje. Unikalus palikimas Europos meno istorijoje. Tai, kas žavi, jaudina ir verčia didžiuotis. Tad leiskimės į pažinimo kelionę. Čiurlionio kelio stotelėse jūsų laukia daug gražių netikėtumų ir atradimų.